Kartą šiek tiek darysiu kitaip. Ką tik sugalvojau naujesnį būdą. Kiekvieną dieną gimsta tie nauji būdai. Sveiki, turim dar vieną naują dieną. Ne viskas pavyko praeitą kartą padaryti. Tai dabar ką aš atėjęs šiandien dienai, turiu įsipjovęs apatinės plyteles kaip ir visom kitom dienom, bet šį kartą šiek tiek darysiu kitaip. Gausis, ieškosiu va šitų skylių, tai ką tik sugalvojau naujesnį būdą, nežinau, čia kiekvieną dieną gimsta tie nauji būdai, tai turiu tokią lipnę juostą. Bandysiu su tom lipniom juostom surasti va šitas skyles, pasinaudodamas vieną lazerį, kurį aš turiu. Tai bandau dabar užsidedu bent jau liniją vertikalę, kad matyčiau, kurioje vietoje turėtų atsirasti mano plytelės kraštas, nes kitokiu atveju galiu aš to krašto neras. Ir nuo to krašto lipinu lipnę juostą. Taip. Svarbu, dar lipnios juostos kraštas turėtų būti bent jau kampu nupjautas ganėtinai tvarkingu. Kitaip gali nesigaut, priglausiu prie esamos plytelės ir šiek tiek praseis. Bet nieko baisaus, va, turim maklės, pasižymiu aš vieną kitą matmenį. Čia aišku šiek tiek ganėtinai jos gilios, tai kai gilios aklės, tai būna labai sunku surasti jų dydį iš tikrųjų. Tai va, turiu šiek tiek horizontą, dabar bandysiu vertikaliai tą patį pakartot. Tik tais tiek, kad pasinaudosiu gal sekančios plytelės atstumu. Pasiklijuoju lipnę juostą, man atrodo, čia tiek lipnios juostos turėtų užtekti. Prisiglaudžiu prie krašto, prisiklijuojam. Tai, ne visai laikas, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Su peiliuku nusipjaunu, kiek ta lipnė juosta daeina iki pačio viršaus. Lygiai. Taip, turiu štai tokį kampą ir su tuo pačiu lazeriu aš pabandau šitą juostą pasišalinam, nes jau jos man kaip ir nebereikia. Štai turiu pirmos skylės matmenį, tai jisai čia. Gerai, ir dabar viršutinis matmuo labai svarbus. Kiek įmanoma, turiu. Viskas. Dabar šitus matmenis pabandysiu pasiimti ir prisiglausti prie plytelės, taip bandydamas juos atmatuoti ir pataikyti tą pačią vietą ir skylės kaip ir išpjautų teisingoje vietoje. Du matmenis, vienas nuo viršaus, tai aš bandau prisiklijuoti prie pačio viršaus plytelės lipnę juostą. Taip, žinodamas, kurioje vietoje jinai turėtų man atitikti. Aukštį dabar žinau ir man dabar reikia pločio. Taip, dabar tą patį bandau pakartoti su šitom plytelėm, kadangi turiu dar didelį tokį kampuotį, tai pabandysiu viską kiek įmanoma tiksliau perkelt ant šitos jau faktinės plytelės. Tai aišku, paklaida gali būti, nes nieko baisaus, šito neišvengsim. Tarkim, tai čia turim viršų, o šitoj, aišku, šiek tiek gal biškį perdėjau su lipnios juostos klijavimu, biškį priklijavau ją šiek tiek žemesnėje vietoje, bet gal matysis pieštukas, taip, kraštus irgi ir jau žinosiu, kurioje vietoje mano skylės, tada belieka tik tai įsigręžti, pasižiūrėti, ar šitas metodas ganėtinai tikslus, nes labai nepatogu tokią didelę plytelę paimti, užkelt ant sienos ir bandyti viską atsimatuoti tenais. Tai lipnės juostas, nesvarbu, kad skylės tenais pažymėtos yra kvadratinės, bet manau, idėja visai ganėtinai aiškiai. Kadangi dabar aš įsigręžiau, tai kaip matėt, arba kaip matot, gaunasi begręždamas aš pridėjau prie karūnėlės kempinę, kad jinai sušlaptų pati karūnėlė, ją atvėsindamas ir taip greičiau pragręždamas. Aišku, greitis buvo labai mažas,
Tai gaunasi taip, kad labai daug neišskaldo, bet dabar turiu aš tą plytelę, pabandysiu prisidėti ir pasižiūrėti, ar jinai tinkama tikrai vietoj ir man jinai tinka čia ir nereikės nieko daugiau daryti. Jeigu viskas gerai, tai man nieko daugiau kaip ir nereikia. Tai opa. Tai Taip, panašu viskas gerai, pagal skylės viskas atitinka, turiu 2 mm tarpuką, jisai šiek tiek vietam padidėja ties esamam plytelėm, bet tenais jau dėsi silikonas. Čia dar kai kur, jeigu, nežinau, matysis, galėsiu parodyti suklijavęs plyteles, kad tos pačios aklės, bent jau jos yra labai giliai viduje, po 2 gipsais. Ir per tos 2 gipsus būna labai sunku jas pamatyti tiksliai. Tai čia gaunasi kai kur net skylės neišpjautos gipse. Paisant tos skylės atitiko, viskas kaip ir gerai, reikės susitepti klijų ir jas prisiklijuoti prie sienos. Ta patį padariau su šita plytelė, turėjau aš kelis matmenis, kadangi jas susiklijavau jau kaip ir prieš tai minėjau, jeigu kas žiūrėjo, tai labai paprastai atsimena. Čia buvo 2 juostos, čia pačioj 2 juostos, aš atsižymėjau ir iš karto atvažiavęs paėmiau ir įsigrįžiau tą skylę. Tai viskas kaip ir gerai, jinai idealiai pasitaikė, tik tai tiek, kad tos gipsinės dėžutės šiek tiek buvo didesnio diametro negu reikėtų, tai iš tikrųjų jos gavosi šiek tiek idealiai, taip kaip ir turėtų būti. Tai gaunasi skylė šiek tiek gali ir mažesnė būti, bet iš tikrųjų niekam nemaišo varžtam praeit, nei rozetėj, nei niekam. Tai dabar ką aš turiu, tai turiu dar šitą vieną jau išsigrįžiau, turiu sekančią, čia jau 3 per kelias, atrodo, plyteles eis kelios netgi skylės, gaunasi vieną šitą plytelę, tai dengsiu šitą ir gausis, kad man jau reikės ar taip paimti ir tas skylės kažkaip išgręžti, nes per 2 plyteles eis ta pati skylė, atrodo, gal net ir atrodo nepraeina. Tai, kaip ir pasisekė man, nes turėsiu 2 plytelės pjautą pačią skylę ir bandyti ją sutaikyti. Tai tokį dalyką turėsiu ir tada jau sekančias eis į viršų. Čia pagal viską pageidavimas buvo, kadangi čia dėsis spinta, tai buvo rozetė šitoj vietoj, tai sakė, kad iš tikrųjų jinai netaisyklingoje, negeroj vietoj. Tai ją reikėtų šiek tiek pastraukti šiek tiek į šoną, nes čia, kadangi jeigu spinta bus, tai pati rozetė negali būti ant krašto. Tai gausis, kad ta rozetė dabar išeis pačioj spintoj. Šitas dalykas ir tada bandau aš gręžti, kadangi tai ganėtinai ilgas ir nuobodus procesas, tai žymėsiuos, dėsiu, gręšiu, tai šito neįrašinėsiu, nebent tik įrašinėsiu, kiek aš šito padarau ten žymėjimuose. Tai turiu tokius dalykus, tokius niuansus, ką reikės pasidaryti, tai daugiau kaip ir nieko sudėtingo ir šaunu toliau savo varau. Dabar ką aš galiu trumpai papasakoti apie patį įrankį, tai čia kaip ir lankstus matuoklis, jį aš pirkau atskirai, tai galima pasidaryti labai paprastai, o iš paprastų kibiro dangčių išsikirpau tam tikras formas, tai tarkim skylės, tai vienokia skylė, tai kitokia, tai ten 45, tai 50, tokių nestandartinių skylių aš esu pasidaręs. Tai ką jas man geriausiai duoda pamatuoti, tai galiu pamatuoti vidinį, išorinį matmenį, nes dauguma tokių skylių ieškiklių, kai dedi didelės plytelės, tai būna sudėtinga rasti, kad jos būtų tam tikro dydžio. Nes, pavyzdžiui, kokią karūnėlę turi, tai tokios skylės reikia tau suieškoti, nes būna, tarkim, jeigu skylių ieškiklis yra su skylė mažesnė, tu dedi didesnę karūnėlę, tu jau nematai savo atžymos, tai turi pjauti jau vidinės matmo būna, tai būna sunku pataikyti, pasidaro paklaidos, tai aš tokiu atveju esu pasidaręs šitų, įsigręžiau skylutę ir tiesiog prisikabinau. Nežinau, aišku, dabartiniai skylių ieškikliai tai būna surandami su paprastais tokiais įrankiais, tenais skylę gali koreguoti
pakoreguoti didesnę, mažesnę, bet šitas mano ganėtinai pasiteisino, ypač kai didelės plytelės dedu. Tas skylių ieškiklis gali būti ir 0,5 metro, galiu dar vieną prisijungti, tik tiek, kad kadangi daugiau narelių, labai sudėtinga juos sugaudyti ir didelė paklaida gali būti, nes jeigu kažkur tais nepažiūrėsi, šiek tiek pastumsi, jau gaunasi, kokią bėdą turiu su šitu įrankiu, tai gaunasi, jisai pasistumė šiek tiek stipriau ir viskas, ir praktiškai jau viskas pasikeičia ir per didesnį atstumą, tai didesnė ir paklaida būna. Tai toks dalykas. Apie pačias skylės, tai turiu dabar rozetę, įsipjoviau vienoje plytelėje sveiką. Iš sveikos plytelės pasidariau skylę ir dabar bandysiu pasimatuoti šitą dėžę, įsipjauti L formą, tai aišku šito jau nefilmuosiu, nes bus viskas daroma lauke, nes čia jau tikrai bus labai jau daug dulkių, nors aišku ir skylės gręžiau viduje, norėdamas nufilmuoti. Tai gavos taip, kad teko sušlapinti pačias plyteles, aišku, tenka šiek tiek būti purvinam ir sušlapusiam, bet geriau negu visą objektą apneš dulkiam, tai vienas iš variantų, aišku, galima naudoti siurblį, bet yra tam tikri specialūs angeliai siurblių, bet čia šitos plytelės yra gurblėtos, tai jau kartais veikia, kartais ir neveikia. Būna prisispaudžia vienur, kitur neprisispaudžia, tai duoda dulkes ir panašiai, tai ne visą laiką pavyksta taip, kaip norėtųsi, bet iš tikrųjų galima tokių variantų daryti, ypač lygiom plytelėm, tai labai gerai iš tikrųjų rekomenduoju. Dabar ką aš pasimatuoju, einu išsimatuoju šitą dėžę ir darau pjūvį. Tada bandysiu pasidaryti gal šitas plyteles kažkiek. Dar vienas trūkumas, kad plytelės jau iki viršaus nelenda, tai reikės dar ir viršų šlifuoti. Tai viską nešuosi į lauką ir pjaustau. Trumpas apibendrinimas, ką aš dabar pasidariau, tai susikliau štai šitą visą sieną ir ties kraštu, tenais, kadangi dėjosi sveika plytelė, tai man daugiau nieko nereikėjo daryti, tik tais aišku pagal plytelių nelygumus teko prisiglausti pačioj 2 mm tarpuką, tai aš naudoju tokias kaladėlės, galima rasti 2, 3, 1 mm ir panašiai, taip toliau ir taip toliau. Tai, kad čia aš tiksliai įsimatuočiau tą pačią plytelę ir kad liktų man tarpas, aš pasinaudojau 3 mm kaladėlę, tai aš ją prisiglaužiau prie sienos ir pasimatau iki šitos plytelės krašto. Tai leido man palikti tarpą čia 2 mm ir čia minimalų tokį tarpuką, kad būtų galima dar silikoną uždėti ir panašiai. Ne iš karto priglaus. Čia jisai iš tikrųjų pasidarė 2 mm, o aš iš tikrųjų palikau po 1 mm. Tai čia realiai gavosi pagal tavo pjovimo įgūdžius, nes gavosi, gali rėžti per liniją į vieną pusę, į kitą pusę, tai šitą gavosi šiek tiek didesnė, tai 2 mm viskas ganėtinai gerai, kaip ir tenais, tai va tokias kaladėlės labai gerai patarčiau, jeigu kas kam naudojasi, tai tikrai labai geras dalykas, gali tiksliai įsimatuoti ties kampais. Ir jeigu tada tiksliai įsipjauni, viskas tada gerai. Tai tokį dalyką ir dabar bandau tada pjaustytis viršutinės plytelės ir savo judėti toliau. Šiaip turbūt aš nieko naujo daugiau nepapasakosiu, tai tiesiog susiklijavau aš visas šitas plytelės. Jeigu jums kažkas patiko, kažką išmokat, paspauskit būtinai patinka, taip žinosiu, kad kažkom pasitarnau, padėjau jums. Tai ganėtinai svarbu. Jeigu kas turit klausimų, rašom komentarą ir panašiai. Jeigu turit kažkokį pastebėjimų ar šiaip kažką kitaip darot, jeigu darot tokius darbus, tai prašom parašyti ir atsižvelgsiu į konstruktyvų komentarą, būtinai atsakysiu. Tai taip, ką aš čia turėjau, tai tiesiog susipjaušiau, daug gręžiojimų, kaip vieną dieną sakiau, daug gręžti, daug pjauti ir mažai kas gaunasi, bet iš tikrųjų gavos ganėtinai viskas gerai, tik tais tiek, kad pagal kaip tos plytelės kreivumai, tai galima pasižiūrėti viršui apie 0,5 mm, jeigu nesuklysiu. Čia eina kaip ir jau beveik idealiai prisiglaudus, nes čia sveika vienintelė plytelė, visos kitos jau pjaunasi, tenais tam gale šitoj vietoj nusipjovė per centimetrą, tai čia praktiškai tokia plytelė, tai net neatskirtum, kurioje vietoje, ar čia jinai sveika, ar šitoje vietoje sveika. Siūlės, kadangi jau vienos horizontaliai sienas jau gaunasi vertikaliai dedasi, tai jau jos ar taip nesusives, tai turim susieinančias sienas, tai va šita siūlė,
Pabandysiu patraukti dėžę, tai siūlė čia susieina, dėl dušo trapo aišku papildoma siūlė dės, tai jinai jau tikrai nesueis, bet šitoje vietoje jinai sueina, eina per visą vonę ir į kitą pusę, tai turim dvi sienas, kurios susieina, dvi sienas, kurios niekaip nesusieis dėl savo pločio. Tai ką turėjau, tai naujos plytelės pasirodo tos šiek tiek ir plotesnės, šiek tiek ir siauresnės ir šiek tiek mažiau aukščio turi diametro, tai ta prasme kalibracija jų viskas atitinka, tik tai tiek, kad jų dydis šiek tiek kitoks, tai tenka sudėtingiau suvesti, nes gaunasi, kad šitos plytelės jau reikėjo vien vardant šitos siūlės pakelt šiek tiek, tai viskas kaip ir pavyko ganėtinai gerai. Susivedė šitą siūlę idealiai iki kitos pusės, čia sveikos, ten sveikos ir viskas labai ganėtinai gražu. Tik tai tiek, kad jeigu čia turėtumėm daugiau siūlių, 2 ar 3, tai jau tada tas skirtumas labai jau didelis pasidarytų, tai geriausiai iš tikrųjų bent jau vienu pirkimu nusipirkti tiek plytelių, kiek reikia ir ne daugiau, ne mažiau. Galima tada užsimesti šiek tiek 10% išpjaustimą, nes pjaustant tai išsimeta, nors ir jeigu aišku ne pagal planiuką skaičiuoja, jeigu su planeliu, tai viskas gerai, tos išpjaustimus gali skaičiuoti kaip įsveikas ir turi jau tokį tikslų matmenį arba tikslų kiekį plytelių, kurių reikia, ne daugiau nei mažiau, bet kadangi va čia tokių atsitinka niuansų, tai geriausiai turėti vienokias ir kitokias. Dar vienas dalykas. Tai paimkim dar 2 tas plytelės skirtingas. Naujo vežimo plytelės gavosi tokiu galiniu raštu, jos kvadračiukais, o senesnės, tos, kurios buvo seniau, tai gavosi tokia kreivizonė. Tai iš tikrųjų pasirodo, šitos plytelės yra daug kietesnės ir tie kvadračiukai nepadeda jom lūžti, jas gadina. Tai jau iš senesnio objekto va tokia atvežta, bet kadangi šiandien pjoviau tas plyteles, kurios jau naujesnės serijos, tai gaunasi taip, kad jos atkeliavo jau šios. Tai automatiškai vieną susigadino. Tai, gaila, kas galėjo pagalvoti, kad toks raštas gali daug ką lemti, bet iš tikrųjų taip ir yra, taip ir lemia. Senesnios gamybos, senesnio vežimo, jos va tokios. Ir čia, man atrodo, lenkiškos, šitos lenkiškos, o šitos net nepasakysiu. Kažkurioje vietoje buvo gal parašyta, tai nežinau, patikslinsiu dėl viso ko kitą kartą, bet nesimato, pasirodo gamintojo. Bet iš tikrųjų šitos lenkiškos gali būti, kad jos abi. Tik tai tiek, kad šioks toks menkas skirtumas ir daug ką iš tikrųjų lemia bent jau pjovimo atveju. Tai šitas lūžtas sunkiau, kaip ir matosi, čia iš senesnio objekto atvežta, nes kadangi šitie bendri keli objektai, tai gavosi šitą prastai jau lūžo, tai iš senesnio ir dabartinė objektė šitam naujam pirkime, tos pačios plytelės, tas pats efektas ir nieko nepasikeitė, nors iš tikrųjų atrodo taip visiškai taip pat, iš glazūros, bent jau iš priekinės dalies, bet galiniai dalyje jau šiek tiek skiriasi. Tai tiek. Dėkui, kad žiūrit, spauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir ačiū.